Mantas. Kas čia vyksta per šventę? Čia vyksta šventė pavadinimu Beach Party arba lietuviškai jūros šventė, kurią turime kasmet. Ir tiesiog šios šventės esmė parašiutininkai leidžiasi paplūdimy, kyla iš mūsų klubo, kuria Klaipėda ir leidžiasi čia naktį. O iš kokio aukščio leidžiasi? Jie iššoka iš 3 km arba 1,5 km aukščio. O šiandien? Šiandien buvo ir 1,5 ir 3. 3. O kiek telpa ekipažo lėktuvą? Telpa apie 12 žmonių. O, bet dabar čia po 5 buvo maksimum, ne? Įvairiai būna, priklausomai nuo to, kiek žmonių užsirašo iš valdymo. Aha, čia labai įdomu. Tai šiandien buvo tokia šventės jūros šventės proga, jo? Ja, čia mes kaip ir mieste vyksta ta jūros šventė, mes turim savo jūros šventę. Iš savo, jo. Bet čia labai fainai. Ar labai saugu čia yra? Nu, kaip, nėra tokio dalyko saugu, bet ta prasme, tai vis tiek tai daro profesionalai ir tai yra pakankamai saugus. Bet jūs labai gerai tiksliai šitą vietą, tiksliai čia. Taip, tai vis tiek yra daug šuolių atlikta ir tai nebe. Kiek laiko krenta ją čia? Krenta apie 30 sekundžių. 30 sekundžių. O tada išsiskleidus dar apie 5 minutės. 25. O tai faktiškai čia vyrai iš Latvijos lyba arba svečių? Yra, mes turim iš svečių, kuris važiuoja iš visos šalies, kartais net kitų šalių. O šiandien yra svečių? Čia net nežinau, žinokit, bet šiaip tikrai yra. Tai ja, tai turbūt gal yra, nes su visais susipažinęs. Tai reiškia, jau kokie 5 timai buvo, jau dar bus? Dar bus, dar turėsim 2-3 pakelimus. O ką reiškia šitie ženklai? Čia yra vėjarodės, jos rodo parašiutininkam, kaip leistis į kurią pusę. Jie dažniausiai leidžiasi prieš vėją. Rodo vėjų kryptį. Ar išmuškai. Taip pat leiskit, ir visų gerai. Viskas gerai. Visą.